Yra, kaip sakiau, žemi viduriai, aukšti viduriai ir aukšti, ar ne? 4 juostos equalizerio ir yra HPSF. Tai yra High Pass Filter iš anglų kalbos išvertus. Tai yra filtras, kuris praleidžia visus aukštus dažnius. Reiškia, jisai žemų nepraleidžia pro save, filtruoja visus žemus dažnius, o praleidžia pro save aukštus dažnius. Tai jis aktyvuojasi šitoj vietoje. Paprastai, aišku, jeigu, tarkim, tai yra grotuvas, tas kamai kokia nors, tai jo nereikia. Grotuvai aplamai dirba lygiai charakteristikoje. Grotuvų niekada nereikia sukinėti. Jokiais būdais nereikia sukinėti. Grotuvas visą laiką eina standartiškai, nebent ten nori labai jau diskoteką darytis ir reikia ten kokių žemų pasisukti. Bet čia šiaip grotuvai standartai. Ar ten koks nors, pavyzdžiui, vokalas, irgi, žinai, eina lygi charakteristika ir nereikia nieko, vyriškas vokalas. Bet vyriškas vokalas jau aukštų dažnių jam nebereikia, ne? Tai yra low pass filtras, jisai praleidžia visus žemus ir nusikerpa visus aukštus. Palauk, kuris? Šitas. Ir jisai tada iš karto išmeta tą, kur sakei, kas tau neaktyvu tenai ant to equalizerio ir jisai nukerpa visus aukštus dažnius. Tai visiems, kurie instrumentai yra vidutinių arba žemų dažnių, atkuriantys vidutinius arba žemus dažnius, reikia equalizeriui nusistatyti šitą funkciją. Visi, kurie atkuria vidutinius ir aukštus, reikia statytis high passą. High passas reguliuojasi su apačia iš karto esančiu šitu ir tu nuo tos vietos, aš tą patį pasakoju, tik tai dariau su kitom, su paprasto equalizeriu. Bet faktiškai yra konkreti high pass funkcija, kuri nukerpa tą visą žemą dažnį iki kitos vietos, kurios nori. Tarkim, iki 2000, man nereikia beveik nieko. Tai šiokia tokia įžanga bus garso į 2000, prasidės ten garsas gal nuo 1800, o visa kita užmutinta tiesiog. Tos garso dalies visos tai bus. Ir šitie dalykai tada faktiškai tam ir naudojami yra. O kompresorius toks žodis, tai čia apie tą patį išnekėtų buvo? Ne tas pats. Kompresorių irgi reikėtų pasiskaityti, kaip jisai veikia iš tikrųjų, labiau gal... Jisai neiškirpus suspaudžia? Jisai redaguoja garsą, taip. Kompresoriai yra standartiniais parametrais, kurių paprastai užtenka. Aš po to į kompresorius iš equalizerių peršoksim po to ant kompresorių, kol kas equalizeriais pabaigiam, papasakosiu. Tai žodžiu, dabar čia yra tavo paspaudus, čia yra tavo vienas kanalas, vieno kanalo equalizerį rodo. Čia 8 kanalas paspaudus rodo pirmų 8 kanalų, o paspaudus rodo visos tavo panelės visų 32 kanalų equalizerius, kaip yra išdėstyti. Tai tu, pavyzdžiui, nežinai, pavyzdžiui, tu prieš koncertą jau esi susireguliavus visą savo aparatūrą ir nori pasižiūrėti, ar viskas tvarkoja, spaudi ant tol ir tu pasižiūri. Šį čia būni susirašius, kaip aš dabar rašiausi, tarkim, saks 1, ten po to vokalas pasivadini, būgnai, ten aukštų būgnai, lėkštės, žemų būgnai, žodžiu, susivadini ir tada žiūri, ar viskas tvarkoja. Pavyzdžiui, 11 kanalas yra aukštų lėkštės ir matai, kad čia iškarpyti per daug viduriai, to prasme jos, gerai, palauk, gal ne pats geriausias pavyzdys. Tarkim, čia yra žemų dažnių būgnas, ar ne? 12. Ir tu žiūri, kad visi žemi iškirpti. Pala, nesąmonė, tada iš karto renkėsi 12, spaudi vieną kanalą ir susireguliuoji tą, ką tu reikia. Ir faktiškai iš equalizerio visos srities šitiek ir yra dar vienas dalykas. Jeigu tu labai dažnai būna, kad ant scenos būna 2 vienodi instrumentai. 3 vienodi instrumentai, 4 smuikai, pavyzdžiui, 3 vienodi, trimitai 3 vienodi. Tai tu vieną trimitą susireguliuoji tiek, kiek tau reikia. Gerai, fletinam, tarkim. Ir ten susireguliuoji taip, kaip tau reikia. Nežinau, trimitas sakiau, ar ne? Tai trimito žemų dažnių. Čia galima netgi įkalti šitą. Žemus pasilikti čia. Ir palikti kartu su high passu. Tada viduriu šiek tiek pasikelti ir išplatinti juos. Ir kažkur tiek. Ir faktiškai trimitas skamba puikiai. Ir tau yra, čia antrą kanalą dabar reguliuojam. Ir reikalingas, tu ant 3, 4 irgi pasijungusi su trimitus, likusius 2. Tu nereguliuoji kitų, o spaudi kopiją.
išsijungi, šoki į trečią kanalą ir darai paste. Tau tą patį permet. Ir dažnai prireikia šito dalyko. Tarkim, lėkščių 3 mikrofonai yra viršutinių pastatyti ir tau jas reikia vienodą charakteristiką laikyti, nes jos ima bendrą garso plotą. Į save tiesiog priminėja. Tai tu visų 3 nustatai vienodas charakteristikas ir palieki. Gerai, tada... O čia, aš biškinį temą, dabar kas čia yra monitoriaus? Monitoriaus levelis, aš įsivaizduoju, monitorinę kolonėlę prisijungus, tiesiog monitoriaus garso lygis turi būti. Bet tai šis veikia, neveikia ir kada jis veikia? Reikia, aš manau, priskirti kažkaip, reikia pasižiūrėti. Gerai, tai reiškia, jisai nesusijęs su šitais, va. Ne, jisai... Nes matai, man čia buvo dėl monitorių, tai kad... Kaip to pasakyti? Aš tą kai nuleidžiu, žinai, tai yra va šitą, tarkim, bet kurį. Ir jis man monitoriai lieka ir toliau groja muziką. Monitoriai vadinami tik lietuviškai monitoriais. Monitor speakers yra vadinamos studijinės kolonėlės. Šitas. Taip. Senos kolonėlės, angliškai yra vadinamos, ta prasme, ne angliškai, jau pulte visur techninėje kalboje tai yra AUX. Per aukso išėjimus paduotos kolonėlės. Tai auksai yra 4 kolonėlės ant scenos. AUX 1, AUX 2, AUX 3, AUX 4. Dažniausiu atveju būna tai. Tai o monitor yra būtent garsisto klausimui skirtos kolonkės, kaip tai yra. Garsisto, palau, o ta prasme, iš kur jos išeina, iš kokio kanalo? Kas? Monitoriai tada. Kur tu pasijungsi jos? Tai tu dabar pasijungęs per ausinio lizdą. Bet kur reikėtų čia įstrumpinti? Bijau, kad nulūžtoj. Ne, aš jau nulūžęs. Nors dar groju. Aš LRT klausau čia. Tai klausimės kiek dar gros, bet žodžiu, tai palauk, čia yra čia fonso įėjimai. Monitoriaus turėtų būti prie ko einam, prie efekto ar prie kompresorių. Nu, galim prie kompresorių. Kiekvienas kanalas turi savo kompresorius. Kompresorius yra šičia. Oi, neatsimenu teorijos kompresorius iš tikrųjų. Gerai, kompresorius susideda iš 4 dalių. Geitas. Geitas tai yra, kur valdymas geito, šičia geito valdymas. Pim, 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 pim. Kompresorius principe jisai redaguoja garsą. Jisai jį karpo, suspaudžia, išplečia patį garso signalą. Ir kompresorius yra skirtas tam. Ką daro kiekvienas iš proco efektų, siūlyčiau pasiskaityti, nes tai bus aiškiau negu aš aiškinsiu. Nes kiekvienam vėlgi instrumentui, kiekvienam vokalui kompresorius naudojamas atskirai. Ir kompresoriaus vėlgi, žinai, nu, nėra atlikėjo, kuris reikalautų naudoti kompresorių. Kompresorių, ypač vokalistam. Dažniausiai kompresorius yra naudojamas instrumentam. Tai, tarkim, vėlgi, nežinau, geitas jisai, galvoju, pagal kokią čia... Pasižiūrėsim po to, žinau, kad atsidarysiu gal Yamahos manualą, pasižiūrėsiu, kaip geitas dirba, kaip kompresorius, nes kompresorius aš nesu naudojęs niekada ant Yamahos. Jisai principai irgi karpo, susiaurina signalą, mažina, didina ir taip toliau. Sekundėlę, aš po to, žinai, atsibežiūrėtus, palauk defaultą irgi, ne, cancel, library. Irgi yra kiekvienam instrumentui sudėti kompresoriai, pianinas, gitaras, strings ir taip toliau. Gali naudoti standartinius, jeigu atlikėjas reikalauja kažko labiau, žinai, tai tada junginėjas. Aš kompresorius faktiškai, nežinau, esu naudojęs gyvenime gal vieną kartą su projektu, su kuriuo važinėjau pastoviai. Tai ten buvo, žinai, jie žinojo, ko jie nori iš kompresorių. Gali per naują išsišaukti kompresorių, ką? Nes aš nepagavau, nes jau... Išsišaukti kompresorių? Jo. Čia yra equalizeris. Gerai, o palauk, ta lentelė visa pilno. Ką? Iš kur gauni šitai? Kas? Nes tarkim, kai dirbi, būna toks ekranas. Dabar... Nebūna. Jeigu tu pasiselektini savo kanalą, ai, viskas. tai tada tau išmeta ir dabar šitą. Kompresorius yra... Kompresorius yra šitas. Aišku, viskas. Kompresorius čia yra pirmas kompresorius, čia yra antras kompresorius. 2 kartus gali per vieną kartą
suspausti signalą garso ir tada suspaustą dar kartą redaguoti ant viršaus. Nu, bet čia jau pro levelis, tu prasme jau tą daro. Jei prireiks, susiskaitysim. Manau, kad neprireiks. Manau, kad nėra tikslas. Man sakė, kompresorių kartais prireikia, kai šitą dainuoju, kompresuoti. Jisai tą dalyką ir daro, ta prasme, tai jisai spaudžia, redaguoja patį garso signalą, po to yra prie kompresoriaus yra, tu nustatai garso ribą, ties kurią aukščiau negali išrėkti. Tai tarkim, jeigu atvažiuoja koks operistas, vokalistas, žinai, ir jisai baisiai garsiai, nu, jo balso diapazonas yra nuo pačių žemiausių iki pačių aukščiausio, jisai kai užspiegia, tai nu, tiesiog kolonkės atlaiko, tarkim, kolonkių techninė specifikacija užrašyta, kad jos atkuria iki 18 000 Hz, o jisai išspiegia 18,5. Kolonkės neatlaiko viskas, jos virš savo charakteristikų, jos jau duoda triukšmą, duoda pašalinius trikdžius, tai iki 18 turi kirptis, tik tai reikia pasėdėti, pasižiūrėti, kurioje vietoje, žinai. Nes, nu, tu prasme, visi šitie dalykai, atakas, reitijo, releasas, tai yra, tarkim, per kiek laiko vokalas, į mikrofoną padavus vokalą, per kiek laiko jisai pritildo tą garsą iššokant į virš ribos, per kiek laiko atleidžiat, vėl atgal grįžta, nu, žodžiu, visi tie parametrai. Bet to, nu, standartiškai paprastai nereikia. Ypač, kai šitas RCF-as atkuria nuo 20 iki 20, jeigu aš neklystu. Tai jisai pilnai išgroja viską. Žmogus tik neišspiek, žinai, bet, nu... Instrumentam kai kurie irgi naudoja, bet sakau, čia reikia giliau pasikuis truputėlį šitas dalykos. Tada. Monitorių žiūrėjom. Va, bosas. Efektai. Kas? Bosas tas toras. Kuris? Albertas. A, čia cirko šitą? Ja, kai klausi. Gerai, tai efektai. Žiūrėk, dabar tu klausai dėl efektų blokų pakeitimo. Efektai yra visi rek skilti. Čia yra tavo virtuali viduj esanti įrangos spinta, kurioje tu susidėlioji savo įrangą. Standartiškai to įrangoje yra priekinio garso sistemai kairiai pusėje ekvalizeris linijinis, dešiniai pusėje ekvalizeris linijinis, kurie yra jau standartinės nustatymais iš procesoriais atėjusiais į pultą. Čia keitinėti nieko nereikia. Tada yra tavo monitorius 1, 2, 3, 4. Šičia yra 1, 2, 3, 4 tie patys linijiniai, tai monitoriai sureguliuoti. Monitoriai irgi, aš manau, sureguliuoti per procesorių ir duomenys jau yra išsaugoti. Taip. Ir šitų dalykų irgi nereikia keitinėti. O šičia yra tavo 4 likusios, aš galvoju, gal ir daugiau yra, ne. 4. Tai reiškia, tu gali 4... Praktiškai kiek nori čia gali, jeigu ant kito šito persiskirsi, tai daugiau gali, jo, bet čia jau programavime. O šiaip tai standartiškai yra 4 papildomi efektai, kurių per akis užtenka. Šiaip tai būtų gerai, mes dabar nepasileisim, prašau, kaip efektai veikia daugiau mažiau. Jau mes girdėjom. Girdėjot. Tai žodžiu, kad efektai yra visi šičia, tarkim, čia yra dabar parinktas reverbas saliai, tai kuo skiriasi, čia yra kiti efektai. Tai reverb hall, reverb room, stage, plate, nu žodžiu, visi efektai, kurie priklauso šitam pultui standartiniai nustatyti. Tai ko tau faktiškai labiausiai reikia, tai tau reikia reverbo, tau reikia delėjaus. Holą. Nu, holas kaip holas, gal kažkiek, žinai. Ir gal dabar deseris yra koks nors ar ne. X-roomas, stage reverbas, freezas, deserio nematau. Symphonic phaseris, chorusas. Dauguma šitų efektų yra pramoginiai. Turiu omeny, kad jie yra naudojami, jie yra nenaudojami. Nu, tai prasme, pavyzdžiui, chorusas tai yra, kad iš tavo balso vieno dainuojančio padaro 8. Nu, prasme, tau duoda tokį kaip tavo balsą keičia. Muzikantai naudoja žiauriai į vestuvėse. Vienas dainuoja. Įrašam taip labai dažnai naudoja. Pavyzdžiui, kokią paltininę, tai jinai padarius chorą savo balso, chorusą užvarytą belenkiek ir atrodo, kad dainuoja choras kažkoksai. Bet visas tas choras sudarytas iš jos vieno vokalo. Todėl, kai jinai dainuoja, anie visi balsai perdengia jos balsą
ir jinai gali beveik nedainuoti. Jinai gali įstojinėti tarpais, gali nustoti dainuoti trumpam, gali vėl, ta prasme, ten perikti ir tada jos balsas susilieja su choru su visu, bet čia jau yra šitas dalykas naudojamas. Gyvam garsinime to dalyko nesu susidūręs, kad kažkas klaustų ir naudotų. O čia tą efektą parinki visam atlikimui konkrečiai, ar... Tu turi 4 kanalus skirtus efektam, šitus, ir jie yra 4, kaip tik suskirstyti čia. 1, 2, 3, 4. Čia yra jų priskyrimas. Kaip matai, jie, žiūrėk, ST in 1 left. STI 1, tai jeigu spaudžiam ST, leftas, tai yra šitas. ST1 right bus šitas, tada ST2 left yra šitas, right šitas, nu ir taip toliau, žinai, iš tų principų. Rekas. Tai va, tai ST1 in leftas rightas, ST2 leftas rightas, ST3 leftas rightas, ST4 leftas rightas, priskirta šitiem kanalam. Šičia yra Mix 13 priskirta būdu, Mix 14, Mix 15, Mix 16. Čia yra tavo matricos, čia yra laisvai programuojami 16 suktukų. 4 iš jų suprogramuoti monitoriams standartiškai visą laiką eina, matėme tą dalyką. Ir jeigu grįžus į pagrindinį meniu, mes matom, kad dar turim čia 4, čia 4, čia 4 laisvus, laisvai priprogramuojamus mygtukus, kuriem gali uždėti ką tu nori uždėti. Standartiškai gamintojas nustato, kad 13, 14, 15, 16 yra efektai, jie yra surišti su šitais 4 kanalais. Pagal spalvas iš tikrųjų. Pagal spalvas? Aš tai dirbdavau pagal spalvas, o šita violetinis yra visą laiką efekto. Gali prisiskirti, ką nori. Tiesiog pagal standartą įpratis jau. Įprasta viskas, čia efektas. Bet tu gali, žodžiu, nu čia jau programavimas, tau to tikrai nereikės 10 metų, kai tau prireiks ir kai tu jau normaliai atkalsi, jau pati... Aš stengiuosi paaiškinti standartinius visus nustatymus, kad tu galėtum darbuotis. Kai tu jau gerai atmuši rankas, tu galėsi pati jau daryti daugiau, negu reikalauja paprastas atlikėjas ar klausytojas, vien tik dėl savo įdomumo, ar dėl to, kad padaryt, nu, tiesiog pasiekti aukštesnį technologinį lygį koncerto ir pasakyti, hebra, žiūrėkit, ką aš moku, žinai. Kitas garsistas atvažiuoja, nenaudoja, sakai, kodėl nenaudoja, aš tai naudoju, aš kietesnį, žinai. Tai va, tai čia tie programavimai tolimesni, tai tau tikrai nėra būtini ir čia yra papildomi tribumbasai. Jūs, nu, nėra... Tai čia tą efektą, tarkim, jo nebūtina pririšti prie šitų, gali su šitais akis. Taip, jie yra pririšti prie šitų 4, tau tų 4 tikrai per akis užtenka, nes naudosi vieną. Dažniausiai 90% visų efektų sudaro... Čia... Jo junginėjais, tai ką čia daro? Junginėjas, tuoj papasakos. 90% visų efektų sudaro reverbas. Reverbas yra, kaip primityviai šnekant, tai yra aidas. Reverberacija yra, tarkim, aš dabar šneku, iš mano balso, iš burnos eina garsas dažniai, kurie, įsivaizduok, milijonas rodiklių iš mano burnos dabar eina, jos atsimušinėja į sienas ir sklaidosi po visą patalpą. Laksto čia tų rodiklių milijonas. Tai reverbas yra tas pats, tik tai, kad tu jį patalpos natūrali reverberacija yra, kai suploja ir nuaidi tenai kažin kiek laiko. Bet reverberacija šita yra, kai kolonėlėse sukuria dirbtinį tokį efektą. Dirbtinį tą būtent aidą. Ir faktas, kad bet kuris instrumentas gražiau skamba su didesniu uždelsimu. Nu, tuo... Aš fleitą dėdavau savo. Nu taip, aš... Kaip pasakyti, girdėjus, kaip reverba šiaip dirba? Negirdėjus? Blem. Tai ir girdėjus, nežinau, tai nežinau kas. Aida. Tu girdėjai miške aidą? Ne, negirdėjau. Girdėjai? Taip. Tai va, čia yra reverbas. Čia yra dirbtinis aidas. Jeigu primityviai šnekant, tai taip. Tu prasme, tu padarai tą patį, kas miške, tik tai padarai iš kolonėlių. Ir tavo balsas miške, vonioj. Tau smagiau yra dainuoti vonioj, negu... Panašus ten efektai būna. Taip. Tai visą laiką yra smagiau dainuoti, pavyzdžiui, hole kokiam nors, kur yra daug vietos, nes tau atrodo, kad gražiau tavo balsas skamba, nes tu dar jo išgirsti gabalą, negu kokioj uždaroj mažytai patalpytai, nes tu nieko negirdai, žinai.
Tai visą laiką visiems instrumentam, visiems vokalam paprastai dedasi aidas. Standartinis patalpos aidas yra 1,4–1,5 milisekundės. Tai čia kiek turi turėti tobulai, akustiškai tobula salė, kuri yra tas sauso garso tokio. Kaip pasakyti, studijoje, pavyzdžiui, garso įrašo studijoje, kur yra sienos nuklotos kilimais, 1,5 yra jau maksimumas, daugiau negalima niekaip. Geros akustikos salės paprastai turi 1,6–1,7, pavyzdžiui, Vilniaus filharmonija turi 1,7 milisekundės. Tai jūsų patalpos nėra idealios akustikos, tai bus apie 2,5 kažkur, tai tau reikia permušti patalpos natūralų aidėjimą su šitu ir tada tas efektas aktyvuojasi. Tai tarkim, jeigu jisai bus atsuktas ant... Kodėl hall yra 3,7? Todėl, kad realu, kad salėje šiaip natūraliai įdėjimo trukmė yra, tarkim, 3 sekundės, 3,2 sekundės, kažkas tokio, tai kad permušti yra 3,7. O į žemesnį padarysit, kas girdės? Nesigirdės nieko, efektas negalios. Efekto nebus tiesiog, nes natūralus patalpos aidas užgoš šitą efektą. Šičia yra padidinti patalpos aidą. Balsas iš karto gaunasi vientisesnis. Tu dainuoji, tu pavyzdžiui nustoji, tu tarp žodžių, kai aš dainuoju, vis tiek tarp žodžių gaunasi dalis sekundės tarpas, ar ne? Tai kai vieną žodį pabaigiu, jo galūnė dar tęsiasi 3,7 sekundės, bet tęsiasi mažėjančią progresiją. Reiškia, tu girdėsi realiai dar tą galūnę apie 1 sekundę ir po to jinai tylės ir visiškai nutylės iki 3,7 sekundės. Tai tu pradėjus antrą žodį, po sekundės tau iš karto liejasi visas tekstas, tau visai gražus, melodingas, be jokių tarpų, be jokių kapojimų, toksai, todėl naudoja faktiškai visuose instrumentuose, nes tarp natų tie patys tarpai, visuose vokaluose, nes tarp šnekančiųjų tie patys tarpai, pats dažniausiai naudojamas efektas. Kaip sakiau, šičia yra pasirinkimas nuo patalpos, kam tu naudoji. Faktiškai naudojat arba salėje, arba lauke, tai bet kokiu atveju jis holas. Ir vienu ar kitu atveju. Nes lauke, gal lauke galima, lauke dar didesnio faktiškai reikėtų, bet tada galima holą pasireguliuoti, žinai, tiesiog iš savo rankos. Šičia yra visi šitie, kurie atsiranda, jie reguliuojami šitais mygtukais. Spustelius apačioj, persijungia ir tada reguliuojasi apatiniai 6. O kiti ratukai, kas ten yra? Kiti ratukai. Delėjus. Delėjus yra garso uždelsimas. Taip, garso uždelsimas. Tai reiškiasi, tavo aidas prasidės po tiek milisekundžių, kiek tu nustatysi delėjus. Greitai jo nepasakysiu, ką daro, neatsimenu, nei lau, nei hai, galvoju, kad... Mano nori pasižiūrėti. Reikėtų, jo. Bet čia žodžiu, kad yra bendro reverbo tobulinimo visi mygtukai, žinai. Faktiškai gali netgi mikrofoną tą patį prisijungus pasiklausyti, kas ką daro, žinai, ir matysi realiai jau savo ausim žinosi, ką pasukti tą kartą, kai prireiks to dalyką. Bet paprastai per koncertus prašo padidinti reverbą arba pamažinti reverbą. Niekas neprašo pamažink man reverbo ratio low. Nebūna tokių dalykų. Visą laiką arba daugiau reverio, arba mažiau reverio. Dabar, kaip sakėm, priskyrimas yra pasirenkam šitą, spaudžiam X-ą. Reverberis yra išsaugotas ant ST1, lefto ir righto. ST1. Revas pleitas yra išsaugotas, antras efektas, kurį tu pasirinksi bet kokį, yra ant antro. Stereo delėjus ir delėjus LCR yra ant trečio ir ketvirto. Apie efektus sakau, pasiskaityk asmeniškai, kas ką reiškia, ten labai daug yra rašliavos ir labai daug visokių niuansų, tai faktiškai, ko tau reikia koncertam, tai tau reikia reverio ir delėjaus. Reveris ir delėjus yra vienas efektas, todėl tu vienintelį reverį naudodama jau išsisuki beveik iš bet kokios padėties. Visi kiti yra jau tobulinimai garso, kad jau būtų visai tobulą viskas gražu. O paleidimas tai on tiesiog paleisti? Dabar taip. Visi šitie turi būti aktyvuoti. Ir...
iš rekos išsijungiam, pasirenkam pirmą kanalą, selektas yra, palauk, pirmas kanalas ir, aš dabar šios pirmą kanalą pasirenki, pirmas kanalas išjungtas ir susikeli iki 0 pirmą kanalą, nes ant pirmo kanalo yra suprogramuotas tavo reveris, ar ne? Ir tu su miksu 13, nes Kas čia buvo? Kad jis tiek šoko. žadinasi. Bet gaudimo joko nesigirdė, kodėl? Neturi girdėtis, nes pažiūrė. Aš jau pasimokiau šitos klaidos. Man buvo Lenkų. Taip. Kodėl žadinasi? Kažkas su reveriu padaryta. Aš nesupratau, kodėl čia susižadino. Revas yra. Fletas ir nėra. Kas čia buvo? Neįsivaizduoju, nustačiau nustatymus iš karto, matyt, primaigiant visokiojant man ant efekto kažką. Ai, gal. Dėl to. Tai žodžiu, kad tu išsikeli efektus tiek, kiek tau reikia, tu išsikeli kanalą tą, kurį tau reikia ir pagal programą, kuri yra nustatyta, kaip matai, tai Mix 13 yra šitas efektas. Viskas yra rekoj, toj virtualioj rekoj. Visą laiką tu dirbi su šitu pultu, prasme, tu matai šitą vaizdą prieš akis ir tu tą reką visą laiką dešinėje pusėje stovi. Reka įsijungus, matai 13, 14, 14, 15, 16. Gali persiprogramuoti ant kitų, ant šitų, jeigu tau patogiau. Gali efektus valdytis nuo 5, 6, 7, 8 pasirinkus. Šitą pasirinki, miksą, tarkim, 5 ir tada jau tau bus pirmas efektas, bus valdomas su šitu. Bet palieku aš gal standartiškai šitu, kad nesimėtyt labai. Ir faktiškai viskas, tu tą savo 13... O čia kas... Monitoriai du reguliuojas kairės dešinės? Kur? Šitie vadu, tarkim, efektui. Kas čia? Tu prasme? Kas čia dabar pakeltas? Linija klausė, linija, ta prasme, žiūrė. Čia tu išvedė mikrofoną. Taip. Ir ant to mikrofoną matai, kad jis yra efektas jau įjungtas. Taip. Ir tarkim, holas, ne? Pajungi į holą. Aha. Tarkim, holą, viskas. Efektas. Taip, jisai priskiriamas mikrofonui. Bet jeigu jis bus va tai va, palauk, ne. Šitas bus išjungtas. Jeigu šitas ir tu sukai, ką nori. Ir matai, jisai va šitas 13 reguliuojasi, kiek tu jo atsukus esi. Ar daugiau, ar mažiau, ar kiek. Aš tai nežinau, aš praktiškai juos visus susikeliu, ne? Reguliuojasi. Praktiškai 0 tegu būna, o paskui juos čia vis tiek suki per tuos. Kiek tau reikia, žinai, 13, 14, žinai. Paskui, kad čia nešokinėt, žinai. Tai va, galvoju, kas čia dar dabar. Kas dar. Nu, minčių. Matricos kas yra. Matricos, tai aš tau sakiau, čia yra tie programuojami dalykai, ant kurio tu gali susiprogramuoti efektus, equalizerius ir dar kažką. Aš netgi esu tikras, kad galima išsikviesti dar papildomai parametrinio equalizerio, kas čia yra external hall. Nenoriu aš galys prie šitą dalyką. Svarbus dalykas labai. Grįžus į... Mikrofonai būna dviejų tipų. Jie būna dinaminė arba kondensatoriniai. Žinai šitą dalyką? Ko kondensatorinė skiriasi nuo dinaminė? Pasakojau. Vizualiai? Ne. Realiai. Ir faktiškai yra vienas skirtumas. Žinau, kad membrana, ta prasme, viduje skiriasi. Palauk, kažkur iš čia buvo. Yra vienas esminis skirtumas. Viršui ten kažkas yra. Valdyme. Jeigu nežinosi... Kažko reikia dar paduoti. Ko? Kondensatorinio mikrofono neįsijungsi, jeigu ant pulto nepaspausi ko? On? Ne. Palaukit. Aš tau sakiau, kažką reikia, jis kažko ima daugiau. Ko jis ima daugiau? Kondensatoriniai mikrofonai reikia papildomą maitinimą. Imtuvas, siųstuvas, tai... Ne. Bet kokiam, ar tai nesvarbu, ar tai yra rankinis, ar tai yra belaidis mikrofonas, reikia žinoti, koks yra mikrofonas. Ar jis yra kondensatorinis ar nekondensatorinis. Jūsų mikrofonai yra visi headsetai kondensatoriniai spėjai.
Blem, aš turėjau vieną kažko čia Tie sulankisiai iš išorės visiškai nieko nesiskiria nuo paprasto mikrofono. Visiškai. Sakai, skiriasi. Iš išorės niekuo. Va, šitas. Na, čia net ant Audixo tik tai šitas yra. Šiaip ant kitų mikrofonų to nėra. Jie yra identiški iš formos, iš visko mikrofono. Parašyta. Kur? Va. Kondenser, jo. Nu, parašyta. Bet ne visur irgi parašyta. Čia Kai kur būna nutrinta. būna nutrinta, būna izolkė užklijuota, būna, kad neparašyta. Tai žodžiu, jeigu tau... Ne, čia netgi viską rašo, čia net pasakot, nereikia ant šiūro, pavyzdžiui, nerašo tokio dalyko. Tai čia yra kondensatorinis mikrofonas ir jam reikia papildomų 48 voltų maitinimo. Fantominio maitinimo, kitaip vadinamo, tai jeigu tavo mikrofonas kažkuris neveikia, pirmas dalykas, ką tu darai, jeigu žinai, kad viską teisingai susijungi ir tavo neveikia vienas iš mikrofonų, turi laidą XLR. Tarkim, mes jį pasijungiam kondensatorius, ar ne? Tuk. Grįžtam į pagrindinę reką. Tai čia jausinės su ausinėm veiks jisai taip? Nu, matysi signalas jo ateinantis. Dabar žiūrėk, Jausinės jisai yra pirmas iškeltas, nieko nėra visiškai. Nulis emocijų, nešokinėja, turi šokinėti potenciometras, kaip sakiau. Jeigu jisai neveikia, iš karto galvotum, kad kažką blogai susijungia. Praeini, žiūri, va, viskas pajungta tiesiai į kanalą, pirmą mikrofonas gerai jungtas, mikrofonas naujas veikiantis. Ir va, viršui visur prie geino yra plus 48 voltų. Ir čia tiek ant analoginių, tiek ant skaitmeninių visur bendra taisyklė. Kiam 8 voltus papildomai įjungia ir iš karto atsirado signalas. Išjungia. Dabar dar yra vienas paprastas Ant to variantas. paprasto, kiek ten 5 būna ir kiek. Dar kita... Papildomo maitinimo jam nereikia, jam užtenka, aš galvoju, iki 8 voltų eina iš bendros bendros eina. linijos. Ir iš Šiaip apie 5 aš matau, tai Nieko kažkas čia apie jums 5. nereikia nustatinėti. Dėl ko? Dėl to. Paprasto dinaminio mikrofono nereikia. Pavyzdžiui, šitas yra dinaminis mikrofonas, jam nereikia. Nes būna belaidžis, yra du tipai, belaidis arba laidinės ir visiškai su tuo nesusiję tipai, kondensatorinis arba dinaminis. Kondensatorinis arba dinaminis gali būti ir laidinis, ir belaidis. Gali taip. Ir vienas ir kitas. Skiriasi faktiškai tik tai kapsulė esančia viduje. Vieni yra ši yra kondensatorinė kapsulė viduje, o ten yra dinaminė kapsulė. Kondensatoriniai mikrofonai yra ryškiai brangesni ir daug kartų geresni negu dinaminiai, bet jie to pačiu yra jautresni, juos garsinti daugiau problemų ant scenos. Kondensatorius naudoja dažniausiai studijose, nes studijose nėra feedbacko jokios grėsmės. Tu esi patalpoje be jokio kolonėlio, tu gali jo, jis yra labai jautrus. Jo, jeigu jį prie monitoriaus... Vėjas, reiškia, jau labai girdėtis. Vėjas, visi pašaliniai triukšmai Dabar žiūrėk, kuo mažiau, to geriau. apie kondensatorinius, tai yra dar vienas toks prikolas čia padarytas. Koks? Paspaudė plus kiam 8 ir susižymi, kuriuos nori. Ai, nu tai čia jau programa irgi. Tai čia va yra paspaudė ir laikai tiesiog. Šitą ir tada, pavyzdžiui, tarkim, tas viskas atleisk. Ir sudėliojo. Geras. Yra dar kartą paspaudė ir atvirkščiai gal. Aš net nežiūrėjau, ką user defendedai daro. Čia yra irgi programavimas. Taip. Čia kaip susiprogramuoti. Čia yra tiesiog paprasčiau, kad nereikėtų landžioti į meniu, tai iš karto paspaudė kiam 8 iš karto. Tai irgi tas pas? 1, 2, 3, 4. Teoriškai taip turėtų būti. Nu įdomu, kas čia suprogramuota, nes... Nu čia yra daug paprasčiau. Palauk. Dėl lengvesnio valdymo. Ai, nu čia iškvietinėja tiesiai tavo efektus. Tai čia, kad tau nereikėtų eiti per reką ir į